Su gidu Igoriu susitikome kelyje tarp Girulių ir Karklės, persėdome į jo automobilį ir prie jūros. Igoris siūlo neįprastą atrakciją – atskleisti gintaro gaudymo paslaptis. Esmė kokia, kad žmonės išmoktų, kad suprastų, perprastų tai visą amatą seną, kur, kada, kokiom sąlygom, kokia tikimybė, kada verta žiūrėti, kada neverta žiūrėti ir pagrindinis dalykas išmokti. Ir mums, gintaro gaudytojams, taigi svarbiausiai bendravimas su gamta. Atvažiuojam, dažniausiai mes grįžtam be gintarų, bet bendravimas su gamta, bendravimas su jūra. Stengiamės perprasti jūrą, perprasti jos tos paslaptis. O dabar prie reikalo, o tiksliau prie gintarų. Igoris gintarų gaudymu žavisi nuo vaikystės, todėl apie Baltijos auksą žino beveik viską. Kur jo ieškoti, kaip atskirti nuo paprastų akmenukų, galiausiai kaip gintarų gydytis ar saugotis nuo pikto. Nuo senovės žmonės rinkdavo gintariukus ir ką visų pirma jie darydavo iš gintariukų? Darydavo amuletus. Pirmoje eilėje surasdavo gintariukus, kokius gražesnius nugludindavo. Ir aš turiu irgi tokį amuletą. Pats žodis ginti, apginti nuo pikto, gintaras, nuo lygų, nuo priešo apsaugoti. Tai vat amuletukas įdomus iš 2 dalių su natūraliom skylutėm. Čia vat šitoje krūvelėje, pavyzdžiui, yra skirtingų spalvų atspalvių. Gintaras turi iki 250 skirtingų atspalvių. Čia tik tai dalis tų. Aš leidžiu per ekskursiją pabandyti žmonėms atskirti gintarus nuo negintarų. Specialiai primaišau negintarų, patikėkit manim, padaro labai daug klaidelių, tai kad ne taip yra lengva, kaip atrodo, nes yra iš tikrųjų labai daug skirtingų formų, struktūrų. Gintarai dideli ir maži, įvairiausių formų ir spalvų. Sunku patikėti, bet net ir šis iš pažiūros tamsus akmenukas tikriausias gintaras. Dažniausiai ir priskiria prie negintarų. Iš tikrųjų tai juodas gintaras yra. Atskirti kai kurios gintarus nuo paprasčiausių akmenų atrodo misija neįmanoma, bet tik ne Igoriui. Kaip patikrinti, ar tikras gintaras ar netikras, ne? Taigi vienas iš paprasčiausių būdų, radus akmenuką pakrantėje, patrinti į delną. Jeigu pajusite pušų sakų kvapą, tai reiškia gintaras. Labai vertingi balti gintariukai, ypač kada pasitaiko didesnėme gabale. Arba skaidrus gintaras kartu su baltu gintaru. Viename gabaliuke tai irgi labai gražu ir irgi labai vertingas, kada didelis gabalas. Vienas gražiausių gintaro gabaliukų - ošelis. Bet mažiau kalbų, daugiau darbų. Igoris apsirengė gintarų gaudymo kostiumu ir netrukus parodys, kaip gaudomas gintaras. Jūra ošia, buvo audra naktį, tai labai gerai yra. Nes Baltijos jūros dugne iš tikrųjų yra gintariukų ir jie tiesiog kažkuriuose gilesnėse vietose visi susikaupia, susirinkę skirtingose vietose ir tiesiog reikia audros, kad išjudinti viską. Ne? Paprastai tie gintariukai labai draugauja su šiukšlytėm, su pagaliukais, žolių likučiai visokiausi, jūros augalų likučiai, krevetės, ten žuvų likučiai. Ir toksai mišinys, panašus svoris kaip ir gintaro ir viskas tai kartu, nedideliuose tokiuose, kaip mes vadinam, juodoji dėmė, juda kartu. Keliaujame prie jūros. Kaip ir sakė Igoris, jūra audringa, o gintarų paieškos žada būti sėkmingos. Kas man dar parodo, kad yra gintariukų pakrantėje? Vandens paukščiai, jūros paukščiai. Mes užlipam ant kopos, pavyzdžiui, arba einam pakrantę, pastebim, kad kažkur tai tų paukščiukų yra daugiau ir jie nardo kažkurioje vietoje. Pastebim, kad ta vieta yra tamsesnė, yra tiesiog būtent ta juodoji dėmė, tai vadinamai, ir mes jau žinome, kad tikrai ten yra daugiau ar mažiau gintariukų. Igoris šėlstančioje jūroje ieško šiukšlių samplaikų, kuriuose tikėtina slepiasi gintarai. Beje, kiekvienas dalyvaujantis Igorio ekskursijoje taip pat gali pamėginti pagauti gintarą savo rankomis. Gidas visus norinčius aprengs specialiais kostiumais. Pagaliau Igoris grįžta su laimikiu. Šiukšlytę suradau, nes paprastai jūra neišmeta gintarų ant balto smėliuko. Turim surasti jūrai tokius pagaliukus, šiukšlytės. Ir kaip tik kyrai šitoje vietoje sukinėjasi, matosi, kad jų daugiau bus po audros. Ir tuose šiukšlytėse būtent mes randam gintariukų. Davai, didesnius ar mažesnius. Nu, dabar laimikis toksai. Fantastiška jūra šiandien. Bus gero laimikio.